Auksinės taisyklės. Nuėjote į regitrą, atsisėdote, jaudulys daro savo, niekaip nežinote, kaip elgtis, ką visą kitą, atsidarėte klausimus ir žiūrite, nežinau atsakymų. Žiūrite kitą, nežinau atsakymų. Panika. Dabar pažymėsiu, po to pasitaisysiu. Jokių būdų. Atsisėdote, pradedat spręsti. Atsidarėt pirmą klausimą, nežinot atsakymo. Ir eikit toliau. Pas jums viršuje degs rutuliukai, kai atsakote į klausimą, nesvarbu ar teisingai ar neteisingai, užsidegs taškiukas. Nežinote atsakymo, einam toliau. Į antrą. Nežinot, einam toliau. Trečią. Žinot, valio. Atsakėt. Ketvirtą. Nežinot. Einam toliau. Penktą. Žinot. Šeštą žinot. Septintą žinot. Aštuntą nežinot. Einam toliau praleidę. Net nebandom kažką rašyti. Ir taip iki galo. Paprasčiausiai spręsdami jūs nusiraminsite, susikaupsite, dingsta tokia baimė, vis tiek, kai skaitot, jau vis tiek susikaupsit. Praeinat iki galo, labai maloniai nustembat, kai paaiškėja, kad jūs nežinojot kokių tik 5 ar 6. Nors iš pradžių atrodo ir to nežinau, ir to nežinau. Ne, paprasčiausiai po to nusiraminsit ir iš tikrųjų bus ant 10 vienas nežinomas tik tai. Praeinam iki galo, grįžtam atgal ir sprendžiam tuos, kuriuos nežinojom. Jeigu vėl kažko nežinom ir vėl dar kartą praleidžiam ir vėl sprendžiam ir labai įdomi bus, kai pastebėsite, kad kaip aš galėjau nežinoti atsakymą į šį klausimą. O elementariai, jūs susijaudinę buvot ir užmiršot. Taigi iš pradžių išsprendžiam tada pirmą, po to einam antrą ratą, išsprendžiam tuos, kurie žinom ir žiūrit, kad pas jums dar pusę laiko, jums liko kokie 4-5 klausimai, kur reikia ieškoti to vadinamo raktinio žodžio, kuris jūs klaidina. Ieškokite to raktinio žodžio. Jisai visada bus klausime arba atsakymus. Ir išsprendė iki galo trečia taisyklė. Nesitaisyti. Spaudžiam baigti. Kodėl negalime iš pradžių iš karto visko spręsti? Todėl, kad jums atrodys, kad dabar aš išsprendžiu, pažymiu taip ir taip, jeigu reikės dar laiko, jeigu turėsiu, aš pasitaisysiu. Esmė tame, kad jūs kai pabaigsite, jūs nebeatsiminsit, dėl kurio klausimo abejojate. Ir vėl visus iš naujo ir nusitaisysit. Todėl sprendžiam, ką žinom, sprendžiam, ko nežinojom ir spaudžiam baigti. Ir dar vienas toks patarimas, bet jau nebe taisyklė. Jei visgi jau nepavyks, aš suprantu, kaip sunku, sukaskit dantis, netrankykit kėdžių, stalų, atsiverskit ir pažiūrėkite, į kuriuos klausimus atsakyti neteisingai. Nes kai jūs ateisite sekantį kartą laikyti, tie klausimai, kuriuos jūs neatsakėte, tikrai jums vėl papuls. Todėl būtinai peržiūrėti, kur padarėte klaidas. Bet tikėkime geriausio, linkiu geriausio